gerai, pasakysiu apie tą blogą pusę. Blogą pusę tokia, kad žmogus nenori, kad jūs keistumėtės. Kodėl? Nu, kad jeigu jūs pasikeisit, jis jūsų nebemylės. Tai yra, jūs nebūsite koks jisai norėtų, kad jūs būtumėt, prie kurio jis priprato. Reiškia, sakykime, yra kažkoks Petras ir jis tampa Jonu. Aš tai myliu tokį Petrą. Ką man tai? Jeigu nesupranta šitus tokio dalyko, ką aš sakau, nes jums atrodo iš karto, palauk, taigi aš geresnė žmogus tapsiu. Ne. Tai tas pats kaip blogesnių tapsiu. Gi nėra skirtumo. Ir įsivaizduokite, jis net nesuvokia to gėrio. Jūs nesuprantate, tiesiog matot pasikeitį. Problema, aliarmas, reikia gelbėti. Kodėl, namubės, neduodrau, duok telefoną ten, ištrinsim, užblokuosim, Jevgenijui parašysim piktą laišką. Važiuosi tau, ten duosiu snukį. Ok, valkom, bet nedavažiavo vienas kažkaip. Bet iš esmės, tai ką nors toks, jis bando iškapkatinti kitus, kad kiti nežinau. Tai čia yra ta tokia bloga pusė, ir akivaizdžiai. Aš iš tikrųjų sveikatą, nemeluoju, ne? Ir iš tikrųjų mes suprantam, kad kai žmogus keisis, dar geriau žmogų. Keistis reikės ir man suprasti jį naują, priimti jį naują ir pradėti mylėti jį naujai. Aš nenoriu keistis, tai reiškia, problema yra pas žmogų, bet jis nenori keistis. Dabar, ar dėl to jis blogas žmogus, ar dėl to reikia su juo skirtis, ar dėl to nereikia mokintis, kaip čia sakė, pasiaukoti, aš nenoriu ten piktis, tai aš turiu nelaimus viskas. Ne. Yra metodas labai paprastas. Žmogus nesupranta pokyčio. Jisgi nežino, į ką tu keitiesi. Gal tu keitiesi į blogesnį. Reiškia, tu turėjom parodyti, ką jis laimės nuo to pokyčio. Jeigu jis laimės, kad tu ten, nežinau, skanesnę vakarinę darai, arba daugiau pinigų uždirbės, vis ok, keiskis toliau. Nėra problemų. Tai mes turime, reiškia, rezultatų parodyti. O mes ką darom? Tu nesimokini, šis, ką tu supranti. O Jevgenijus sako, tu susiduoji, tu man tai žmona pasakyti. Tikrai net ir aš, kad gūrų man nebūtų labai fainai, žinai, ir taip sakytų, tu čia su savo, o ten Abdurrahmanas Abdurrahmanovičius gūrų pasakė. Ką? Tu suprantate, ne, aš jaukauju, aišku, bet suprantate idėją. Dėl tik rezultatas, jokių bla. Ypač iš vyro pusės. Jo, suprantat, bet ir moteris irgi, jeigu jinai pozityvesnė, jinai daugiau myli, jinai turi tas rezultatas, jos pokyčius turi būti. Pas mus dažniausiai toks, aš atseit protingėju, atseit man taip atrodo žinių, ir aš toks pasidarau tokia protingas ir mano tas jau čia. Man buvo labai gera situacija, čia aš stovykloje buvau, ir važiavo šeimos man pora. Ir 3 berniukai. Tada taip visi tėvas, visi apsirengė mėlynom maikėm, ten 5 šuniukų, 7, ten 10. Tai nes kitą prižiūrėdavau, aš retai matau tokių, nenoriu ten nieko įžeisti, bet taip, teko savaitę gyvenimą, matyti, kaip bendrauja, kai jis kitą prižiūri ir nestresuoja nieko. Ir mama, aišku, moterį žino, kai jis ten prisigalvoti viską. Ir jinai ten, va, čia vyras nepatenkintas, sakau, davai klausom, paros. Ta vyras sako, tam vyresnį, kur prižiūrėjai tą, jo, tas pastar mažesnį tą prižiūrėjai, jie taip visi. Ir jokių problemų nekyla, viskas tinka, viskas. Ir paskui sakau, klausyk, turi šeimą. Kas viską išlaiko? Vyras, sakau, tas, kuris nesupranta, nesąmoningas. Supratau. Atlikčiau mažų. Mes kartais nematom realybės. Visą pagalvojom, prisiklausom, galvojom, kad mes tam žiniom prisivalgėm ir mes tokie, bet reikia pamatyti realybę. O kas už visą tos to, reikia nepamiršti realybės. Ir o tą realybę, aš turiu atsakyti taip jau galutinai. Vyras arba moteris, kai tu kažkas, tu kitas keičiasi ir draudžia, jisgi mato kitokią realybę. Žmogus susidarė, tapo pasikėlęs. Mano pas save geriau, nors nieko nepasikeitė. Pradžioje nesikeičia nieko. Kai žinot, gaunam, nepasikeičia iš karto viskas. O patvyrinio pakėlė 3 eurų. Taip nebūna. Jūs gal 3 metus mokinsitės, kad paskui keistusi. Tai jam pokyčiai kaip ir kažkas su jumis vyksta, o rezultatas tas pats. Žinau, kaip būna, jeigu tu esi protingas, tai kodėl tu toks dėlas, ne? Sako, sakykime, ne? Tai jūs taip pat, tu suvoki, jūs net logiškai sako, tai kažkas ne taip su tavimi. Tu čia pasako, oho, bet kad nieko.